Sveiki, mėly žiūrovai, kanalo svečiai. Sveikinu Jūs savo kanale, sveikinu pagaliau su saulėtais orais. Galim bent truputį padirbėti su žaliais ūgliais, nes jau laikas. Kaip matot, ant mano kriaušytės jau ilgis geras, jau virš 40 cm vietomis. Tai papasakosiu teoriją ir parodysiu, kaip reikia genėti, kaip dirbti su žaliais ūgliais ant sėklavaisių. Konkrečiai tai yra kriaušė ir obelis. Aš rodysiu savo kriaušės pavyzdžių, bet obeliai principas iš esmės yra toks pat. Kadagi reikia pradėti darbą su tais žaliais ūgliais? Na, pradėti jau, bent jau galvoti apie tą darbą reikia tada, kai prieaugis, dauguma jo, yra apie pusę metro. Jau vadinasi, jisai yra geras, tai yra virš 40 cm, kuris laikoma tokia de facto norma, pavadinkim taip. Ir tada jau galima galvoti apie jo trumpinimą. Čia aišku vėl yra tokia sąlyga, kada jis tas prieaugis yra tas pusę metro. Ar jisai yra sezono pradžioje, ar sezono pabaigoje. Jeigu jis yra sezono pabaigoje 50 cm, na tai jo galima ir netrumpinti, galima palikti pavasariui, tada pritrumpinti. Bet jeigu jis, pavyzdžiui, Liepos viduryje, tai yra sezono viduryje, yra 50 cm ar ten 60, tai tada jau taip, jį reikėtų patrumpinti. O kamgi trumpinti tuos žalius ūglius, tegu savo auga, ne? Tai toj bandysim paaiškinti. Tai žiūrėkit, čia yra tokia derėjimo ypatybė, kuri tokia taisyklė, gal kuri iš esmės visiems vaismedžiams jinai galioja. Kai ūglis yra maždaug 40 cm, 50, tai jisai tada maždaug tolygiai per visą ilgį krauna derlių, vaisinės šakeles, vaisiniai pumpurai ir šakojasi pakankamai gerai, ko mums irgi reikia šakojimuose. O kai ūglis yra labai ilgas, jis tada pagrinde yra vegetacinis, šita dalis bus visai vegetacinė iš esmės. Ir, reiškia, jisai kraus derlių tik tai pačiam gale. Čia tai jūs visi jau pastebėjote, kai viršūnė medžio dažniausiai ūgliai būna ilgi, po 70 cm po metrą, ir tik tai pačioj toje ūglių viršūnėje yra derlius. Jisai jau prastai yra geras, jo yra mažiau gal kiek, nes tada toks ūglis mažiau krauna vaisinių pumpurų, krauna jos arčiau savo galo. Čia yra vegetacinė, kaip minėjau. Tai toks dalykas, tai dėl to tą ūglį reikia patrumpinti, kad jis per daug nenuvarytų į priekį. Kita priežastis, trumpindami ūglį mes paskatiname vaisinių pumpurų susidarimą šitoje dalyje ir ant pernykštės medienos. Natūraliai, kai ūglis auga, vaisiniai pumpurai ant jo irgi susikraus. Tik tai derlių turėsim ne kitais metais, galbūt kitais turėsim, bet pagrindę, kiek skaičiau knygose, būna, kad 3 metais turim. Vaisiniai pumpurai čia susidarys kitais metais, bet derės tik tai dar kitais. Tai trumpinimu mes medžiai kaip ir pergudrojom, galima sakyti, kad sakom, kad viskas nustok augti, pritrumpinam, sezono pabaiga. Ir tada medis, reiškia, kai baigėsi augimas, jisai pradeda krauti vaisinius pumpurus. Aišku, medis po 2 savaičių skaičiau, kad jisai supranta, kad mes jį, kaip sakyti, pergudravom, ir jisai gali toliau augti, atsibus čia iš pažastukų ir toliau pradės augti. Bet iš esmės tas trumpinimas kaip ir pagreitina vaisinių pumpurų susidarimą ir mums nereikia laukti 3 metų. Mums jau kitais metais čia jisai gali derėti. Vaisinius pumpurus mes skatinam susidarimą ne tik tai čia, bet ir šitoj pernykštėj daly irgi kažkiek paskatinam. Dabar, kaip ūglis reaguoja į pritrumpinimą? Tai kai mes jį pritrumpinam, pavyzdžiui, čia pritrumpinsime, tada, jeigu mes tai atliekame anksti sezono pradžioje, tai medis dar turi pakankamai resursų, pakankamai energijos, tai prabunda 2-3 pumpurai ir toliau jie yra silpnesni, jau šitie ūgliai bus negu šitas pirminis, bet, pavyzdžiui, jis toliau šakosis. Augs toliau. Kuo vėliau į sezoną, tuo mažiau resursų medis turi pakartotinę augimo bangai. Tai pavyzdžiui, jeigu mes pritrumpinsim, pavyzdžiui, čia ir dabar Liepą, tai gali būti, kad tik tai vienas pabus ir iš jo išaugs galbūt tokia neilga šakelė. Šiaip vėlgi, tai priklauso nuo to, kiek resursų šiuo momentu turi medis. Idealiu atveju mes norėtume dirbti su žaliais ūgliais tada, kai jie nustoja augti, tam, kad nebūtų pakartotinos augimo bangos ir mums nereikėtų galbūt ir antrą kartą dar eiti trumpinti. Tai kada tas augimas sustoja?
Ne? Jis sustoja tada, kai mes jau pastebim, kad apačia ūglio pradeda medėti. Dabar va šitas dar kiek jaunas yra, minkštas yra, dar ne visai sumedėjęs, tai galbūt dar jisai truputį paaugs, reiškia, jeigu aš jį prikirpsiu, jis dar truputį paaugs. Bet jeigu jau būtų sumedėjęs šitas dalykas, tai jau vadinasi jis daugiau neaugs ir jį galima drąsiai trumpinti. Dar štai kitas indikatorius yra, kad ūglis nustoja augti, kai ant galiuko jau yra galinis pumpuras susiformavęs. Nefokusuoju jums. Čia gal matosi. Čia susiformavęs galinis pumpuras. Pavyzdžiui, ir čia susiformavęs galinis pumpuras. Nefokusuoja. Tai susiformavęs ir šitas ūglis vadinasi daugiau neaugs. Tai jau galima su jais ir pradėti dirbti. Beje, noriu paminėti, kad trumpų ūglių, pavyzdžiui, šitas yra kažkur 30 cm, ir ant jo galo yra vaisinis pumpuras galinis, jis dažniausiai bus vaisinis. Tai jų neliečiam. Reiškia, čia bus kriaušytis susidarys, čia dar kiek gal kriaušyčių bus ir viskas. Jis paskui nulinks gal kitais metais nuo tos kriaušės ar dar kitais. Jų trumpinti nereikia. Čia yra galinis pumpuras, šakelė trumpa, iki 40 cm mes nieko iš esmės neliečiam. Neliečiam tie, kurie yra ilgi. Ir čia, matot, vaisinį šakelę. Štai, čia galinis pumpuras yra vaisinis. Tokių irgi neliečiam, nors jinai lyg ir auga, reiškia, į lajos vidų, bet jos liesti nereikia. Dabar, kiek trumpinti tą ūglį? Čia priklauso nuo to, ar tai yra šoninis ūglis, ar tai yra lyderis. Ne? Tai pavyzdžiui, mes ant šakelės pasirenkam lyderį, kurią kryptim augs. Ne? Tai aš sakyčiau, kad aš išskiriu štai šitą lyderį. Tai aš lyderį visada palieku kažkur 40 cm, kaip aš sakiau, kad jis šakotųsi, kad tai šoniniai išsišakojimai, kam jie reikalingi, tam, kad paskui galėčiau trumpinti šakelę, nes paprastai trumpinama iki pirmo išsišakojimo, arba, kaip sakyti, antro kažkokio išsišakojimo trumpinama. Tai man reikia to šakojimo. Ir kad gražesnis medelis būtų, aišku, vien tokie stiebai tiesus, ne visai gal gražu. Tai aš jį pritrumpinu taip, kad jis būtų jo galutinis ilgis 40. Galutinis tai reiškia, aš pavasarį jį taisysiu iki ilgio 40 cm. Tai aš pavyzdžiui, prikirpčiau kur 50 ir pavasarį pataisyčiau iki 40. Šoniniai ūgliai, juos galima daryti trumpesnius. Ir štai vienas iš būdų, tai yra, pavyzdžiui, šitas ūgliukas, jis beje, jis ne tai, kad šoninis, bet jisai yra ne lyderis, jis yra antrinis, jisai auga į viršų, bet iš jo galima pabandyti padaryti vaisinę šakelę. Jis yra plonas, plonesnis už pieštuką arba maždaug pieštuko storio, tai galim bandyti. Tai reiškia, tai yra tokia, kaip prancūzų sodininkas Loretas šitą sugalvojo. Reikia trumpai prikirpti, paliekant 3-5 pumpurus. Tai skaičiuojam lapelius. 1, 2, 3, 4. Ir čia galėtume kirpti. Šitą reikia daryti sezono pabaigoje geriausia, kai jau sakau, kai nustojęs yra augimas. Tai kai čia jau pamėdyja, tada jau pradeda krautis po truputį vaisiniai pumpurai ir mes paskatinam šitoj daly krautis. Jeigu mes tokį trumpą prikirpimą padarysime sezono, arba dabar viduryje, dar kai medis turi resursų, aišku, jau mažiau, arba visai pradžioje, pavyzdžiui, anksti birželį padarysim, tai tada prabus čia greičiausiai 2 šaus, silpnesni, bet jie šaus ir toliau augs. Jeigu jūs visai trumpai padarysit, pavyzdžiui, taip nukirpsit ir paliksit tik 2 lapelius, tai čia vaisiniai pumpurai nesusikraus, čia šaus pakartotiniai ūgliai ir čia jau nėra vietos, kur krautis vaisiniams pumpurams ir, kaip sakyti, derlių čia praradot. Čia galbūt atsiras papildomų vaisinių šakelių ant pernykštės medienos, bet ant šių metų jau čia nesusikraus, nebent ant pakartotinų ūglių. Štai ir pradėkim, parodysiu ant vieno ar ant keletos ūglių, kaip aš tai darau. Ir toliau jau jūs visą principą girdėjote teoriją, galėsit patys ant savo medžių bandyti. Tai štai pasižiūrim. Dabar aš žinau, reiškia, čia didelio pasirinkimo neturiu, šitas ūglis yra lyderis. Tai mes dabar matuojam jo ilgį, 1 sekatorius, 2 sekatoriai, 2,5, 50 cm. Reiškia, ar ant jo yra galinis pumpuras, aš matau, kad yra, čia yra galinis pumpuras, jis daugiau neaugs, aš jo neliečiu, aš jo dabar bent jau netrumpinu. Gal pavasarį pritrumpinsiu, kad labiau pasišakotų. Toliau, čia yra šita šakelė irgi su galiniu pumpuru, jos liesti nereikia, jinai vaisinė. Šitie šoniniai irgi, čia kažkoks geras tobulas ūglis, žiūrėkit, ir pasišakojos, ir plonas šakelės su vaisiniais pumpurais, jie gelia. O štai šitas labai varo į viršų, tai jam galim pritaikyti tada trumpą prikirpimą. Tai žiūrėkit, čia yra pernykštė dalis, čia yra, čia prasideda šių metų dalis, štai beje, čia panašu į vaisinius tokie, nors gal ir ne visai, žiūrėsim, gal dar kitais metais čia nieko nebus. Tai skaičiuojam 4 lapelius. 1, 2, 3, 4.
Na ir bandom prikirpti va taip. Aš nekerpu. Kai kas kerpa va taip arčiau lapelio, 4 kokius milimetrus, palaukit, paliekant prie lapelio. Na, aš truputį aukščiau čia. Tie 4 mm tai yra apsauga, kad neišdžiūtų čia, kad neužsidengtų maitinimas šitam pumpurui. Tai va, tai pažiūrėsim gal po kiek laiko aš padarysiu nuotrauką, kaip čia sureagavo, ar čia susikrojo vaisiniai pumpurai, ar visgi dar paleido jisai papildomų ūglių. Čia aš taip pažiūrėkim. Tankumynas, ne? Čia iš vis neaišku. Čia visi jau varo į viršų, čia labai užtankėja. Tai aš iš viso gal padarysiu štai tokį dalyką. O taip. O taip. Ir čia yra lyderis. Jo koks ilgis yra. Vienas sekatorius. Va, sekatorius universalus mato vienetas. 1, 2, 3, 60 cm. Tai gerai, trumpinam 50. Viskas, paliekam. Taip, beje, dar tokia medžio reakcija yra be vaisinių pumpurų krovimosi, tai kad prikirpus ūglį, va taip, šiuo metu šaka pradeda storėti. Tai yra šitas ūgliukas, jis pradeda storėti. Aš taip prie progos, žiūrėkit. Šiuo metu ūgliukas, jis labai trumpas, va, nuo čia prasideda. Bet štai pernykštė mediena, žiūrėkit. Čia va viskas panašu, va tokie, va kai yra tokia lapų kaip puokštė, tai čia yra vaisiniai. Čia turėtų būti, va šiais metais, matot, nežydė, nedera niekas, bet kitais metais čia turėtų būti derlius. Tai va, čia susikrojo vaisiniai pumpurai. Tai va, kaip sakiau, pernai užaugo šitas žalias ūglis, šiais metais, ne, jam antri gyvenimo metai nedera, o trečiais savo gyvenimo metais jis pradeda derėti. Jeigu aš jį būčiau pritrumpinęs pernai, galbūt šiais metais jau ir turėčiau derlius. Na štai ir čia žiūrėkit, ta pati istorija. Ūgliukas gana ilgas, apie 60 cm, apie 60, tai mes jį toj pritrumpinam, geriausia aišku ant išorinio pumpurėlio, ir žiūrėkit, ir į viršų eina irgi ūglis, jis yra plonas, tai jam galim taikyti prikirpimą trumpą, tai 1, 2, 3, 4, 5. Beje, sakoma dar, kad pavyzdžiui, jeigu yra ant obels labiau toks yra požymis, kai čia prie pagrindo būna daug lapelių, tai jie nesiskaičiuoja. Skaičiuojami pilnaverčiai lapeliai su tokiais didesniais atstumais tarp pumpurų. Tai mes galim šitos skaičiuoti, pavyzdžiui, kaip 1, tada čia nežinau, nesimato 2, 3, 4. Tai galbūt netgi va taip. Ir viskas padaryta. Štai ant obels rodau, ką tik sakiau. Tai yra 1, 2, ten yra dar 3 mažas lapelis. Tai jie skaičiuojami, vadinkime taip, kaip 1. Jie nėra visai skaičiuojami kaip pilnavertis lapas. Tai turėtų būti, pavyzdžiui, šitas kaip 1, 2, 3, ir 4 būtų va čia. Mes kirptume va čia, arba va ten į išorę eina dar, arba va čia. Šitie skaičiuojami kaip 1 arba visai nesiskaičiuoja. Na štai ir čia tas pats principas, matot. Ilgas lyderis, va čia yra lyderis, 60 cm maždaug jis yra. Tai aš jį prikirpsiu ant 50, dabar viena ranka negaliu. O šitas, kuris žiūri kaip ir viršų, aš jį padarysiu trumpai. Maždaug, žiūrėkit, čia 1, vadinkim, lapas, 2, 3, gal va čia prikirpsiu. Ir bus gerai. Tai, brangieji, principą, aš manau, jūs supratot. Tai aš padirbėsiu ir parodysiu paskui rezultatą. Tiesa, parodysiu iš karto čia, kad esam varo vertikaliai viršų, jis jau gana storas, jis žymiai storesnis už savo kaimynus, tai jį reikėtų šalinti. Iš jo vaisinio nelabai bus. Ir retinam dar pagal galimybės tai, kas yra per tanku. Čia kaip ir maža tokia, gal kaip ir vaisinė panaši. Nežinau, bet šitas tai matot, jis kryžiuotis pradeda, tai jis nereikalingas šitas. Dar lajos viduj į jo gal visai nereikia. Tai, kaip sakiau, principą supratot, parodysiu jau rezultatą. Štai dar pamiršau pasakyti. Štai žiūrėkit, šitas ūglis neturi pumpuro galinio, yra lapeliai, tai vadinasi, jis dar augs. Tai tam, kad pristabdyti augimą, nebūtina jo trumpinti visai trumpai, ten paliekant 40, jūs užtenka tik tai nugnybti viršūnėlę, taip vadinamas pinciriavimas, man atrodo, vadina. Viršūnėlės nugnybimas. Tai yra tas pats augimo pristabdymas kuriam laikui. Toliau jisai pabus čia ir pradės augti, jeigu dar turi resursų. Ir dar beje nepamirštume apie pavaldumo principą. Tai jeigu šita šaka yra lyderis, tai yra šitas ūglis lyderis, jis yra ilgesnis, o šoninis ūgliukas, jis turi būti trumpesnis, kad jo neaplenktų. Šitas ilgas, jis lyderis, jis nurodo augimo kryptį,
o šitas šakojasi į šoną. Na, štai daro pabaigiau. Matot rezultatą, tai yra tarpinis rezultatas, va, viršūnėlę pataisiau, o ten buvo per tanko. Tai va, tai svarbu dabar nepersistengti, svarbu prisiminti, kad medžiui reikia visgi žaliosios masės, jis turi pasiruošti žiemai, turi prigeneruoti energijos pavasario startui. Va, pritrumpinau, ką dar galima pritrumpinti, kas nenustojo augti. Aišku, kaip priklauso, aš pamiršau paminėti, kad žalios ūglius, jeigu turi daug tų vilkauglių, galit anksti pavasarį jos išlaužti, ne? Tada jie toje vietoje jau nebeaugs, nes po pritrumpinimo tai yra pakartotinio augimo banga galima. Tai tiek norėjau jums pasakyti. Gerų jums orų, gero sezono, gero derliaus, jeigu turėsit. Ir iki kitų kartų. Spauskit like, prenumeruokitės, kvieskit draugus, dalinkitės, kam aktualu, komentuokit. Iki.